Kadangi pačiam tenka nemažai samdyti ir esu aplinkoje, kur daug kas turi įmonę savo, bet tuo pačiu metu turiu ir draugų, kurie neranda darbų. Tai esu tokia įdomioje pozicijoje, kur matau iš abiejų perspektyvų, kaip atrodo tas procesas. Ir pastebėjau tokį niuansą, kad tiem, kas ieško darbuotojų, labai trūksta specialistų visur, o tada tie, kas ieško, neranda. Ir va toks įdomus, kur vieni kitų nesusiranda. Ir pastebėjau, kad tie, kurie ieško, pastoviai daro tas pačias klaidas, kas trukdo įmonėm sėkmingai jos rasti. Todėl darau ir šitą video, kaip insideris papasakosiu iš įmonių perspektyvos, ko mes ieškom ir tikiuosi padėsiu kai kuriem sėkmingiau rasti savo darbą. Tik turėkite omeny, šitas video yra labiau skirtas žmonėm, kurie eina į labiau, gal nežinau kaip pavadinti, bet internetinių darbą ar kažką tokio, marketingas, vadovybė, programavimas, taip toliau. Esmė, jeigu esi daktaras, tai nepadėsiu su šito video. Gerai. Pirmas punktas, turime patikrinti, ar iš viso yra paklausos mūsų normai pozicijai. Tikrinti galite pagrindę per LinkedIną, CV banką ir Facebook grupės. Čia 3 tokie, per kurias žiūrėčiau. Yra ir daugiau vietų, kur žmonės ieško darbuotojų, bet 9% per čia ieškos. Tai visur paprasčiausiai įvedam į darbą skilti savo pozicijos pavadinimą ir žiūrim, ką meta. Turiu 2 gerus pavyzdžius. Pirmas copywriteris, arba kitaip pavadinus tekstų rašytojas. Kai įvedu copywriteris į LinkedIną, kaip matot, dafiga yra skelbimų, kurie ieško būtent copywriterio. Bet tada paimu kitą pavyzdį, chemical engineer, ir įvedus matau, kad yra tik 2 variantai. Ir tie variantai yra tik senior pozicijom. Tai čia jau negerai. Tai jeigu jūsų normai pozicijai yra pilna pasirinkimo, super, toliau dabar papasakosiu, kaip sėkmingiau gauti tas pozicijas ir rasti tą darbą, bet jeigu nėra, turite 2 pasirinkimus. Galite keisti kryptį arba šalį, pavyzdžiui, chemical engineer. Lietuvoje nėra tiesiog tų įmonių, kurios samdo tokias pozicijas, tai reikia varyti į Daniją, Norvegiją ir taip toliau. Arba antras pasirinkimas, ieškokit kažką panašaus į savo kryptį. Labai geras pavyzdys, jeigu jums patinka tekstus rašyti ir esate, pavyzdžiui, iš teatro pasaulio arba ten iš straipsnių rašymo pasaulio. Šitas rinkos yra gan mažos ir darbą rasti yra sunku. Bet jūs tą patį tekstą galite rašyti reklaminius tekstus, Facebook reklamas, email marketingą ir taip toliau. Ten dafiga reikia specialistų, o tas pats tekstų rašymas. Tai galite panaudoti savo sritį, bet turite truputį adaptuotis jau į darbus, kurie yra daugiau paklausos. Nes aš esu matęs tiek žmonių, kaip pavyzdžiui marketingo studentai ir ten verslo vadybos studentai, kurie baigia studijas ir sėdi, sako, Oskarai, nerandu darbo. O tada yra Facebook media buyeriai, kurie per 2 mėnesius išmoko media buyinti, čia Facebook reklamas valdyti ir uždirba 3, 4, 5 tūkstančius į mėnesį. O čia tas pats marketingas, tiesiog jie susiaurino savo specialybę. Taip ir pereisim prie mano antro punkto. Siaurinkit savo specialybę. Galim paimti tą patį marketingo studentą. Jeigu įvesim į LinkedIną marketingo specialistas, jum išmes pilną pozicijų, bet visur matysit, kad reikia 3-4 metų patirties marketingą. Nes čia yra afigenai aukšta pozicija. Bet kai suprantam, kad tas marketingas gali būti išskaidytas į email marketingą, Facebook marketingą, Google adsus, o tose specialybėse yra jau daugiau darbo pasiūlymų, kur nereikia turėti patirties. Tai tą aš ir turiu omeny su specialybės siaurinimu. Ir čia galioja ne tik marketingo sričiai. Jeigu pas jūs ta pati situacija, kur jūs einat ieškot ir matot, kad visiems reikia labai daug patirties, tai nesėdėkit ir negalvokit, kaip čia dabar tą patirtį gausiu, bet pagalvokit, kur aš galiu į kitą kažkokią siaurą nišą eiti, kur nereikia tiek daug patirties. Ir lygiai taip pat tiesiog žiūrit skelbimus ir žiūriu, man patinka rašyti, galiu čia GPT vesti, kokie darbai dabar yra populiarūs su rašymu ir eiti per visas kategorijas. Ir tikrai rasite ten darbo, kur reikia rašyti ir kur patirties nereikia ir jie ieško ten specialistų. Nes aš sakau tokią realybę. Pas mane aplinkinių rate, kas įmonės turi, visi skundžiasi, kad trūksta specialistų. Čia visiems yra šita problema. Kaip labai geras pavyzdys, Facebook reklamų rašymo specas arba creative directorius. Visiems afigenai trūksta jų. Tie, kas daro ir kas daro gerai, ir čia nėra kažkokie ten, kur 10 metų patirties taip toliau, jie ten gali turėti 2 metų patirtį, jie uždirbo ten po 5-7 tūkstančius į mėnesį. Nes jie tiesiog pasirinko
eiti į labai siaurą nišą. Nesako, kad aš ten kažkoks ten marketingo rašytojas. Aš labai gerai padarysiu Facebook reklamų tekstus. Ir viskas. Žmonės būna galvoja, kad jeigu susisiaurins savo nišą, kad jie susimažins savo darbo galimybės, bet čia nesąmonė. Suraskit kažkokią vieną labai siaurą kategoriją, būkit labai geri tame ir sėdėkit. Žmonėm reikia specialistų, o ne tokių ten, tie jau, kurie viską moka, tie eina į labai aukštas pozicijas, bet jie ir turi ofigeną patirtį. Tai jūs logiškai reikia čia suprasti, kad nesueina galai. Tai gerai, kai jau įsirenkam kažkokią konkrečią specialybę, idealiausiai, kuri yra labai daug kieno norima, kaip pavyzdžiui reklaminių tekstų rašytojas, tada einam prie trečio punkto, kas yra susitvarkykit savo LinkedIn profilį. Labai daug kas, aš pastebėjau, nesupranta jo svarbą, bet realybė tokia, kad dabar, sakyčiau, 90% įmonių tikrina žmonių LinkedInuos, ieško darbuotojų per LinkedIną ir jūsų pirmas filtras, kurį įmonės tikrins, yra jūsų profilis. Mes taip ieškom, mano visi draugai aplinkiniai ieško, čia yra standartas dabar. Bet matau, dafiga žmonių nėra susitvarkę profilį savo, turi ten nieko nepasirašę. O susitvarkyti jums gali užtrukti pusvalandį, ten max. Yra tokie keli esminiai dalykai. Susitvarkom savo profilinę, tiesiog kažkokią normalią nuotrauką įsidėkit, įrašykit į savo bio, kad esat tos siauros srities specialistas, email marketing specas, esu programuotojas, ten front-end developer, nesvarbu, parašykit, kad esat tos srities specialistas ir nieko daugiau. Tada trečia, jeigu turite kažkokiose įmonėse, kurios būtų aktualios su jūsų ta specialybė pasirinkta. Jeigu turite ten patirties, įrašykit savo patirtį ten į tą job history. Bet jeigu neturite jokios patirties, esat visiškai žali, yra toks lifehackas, kaip ir nesiūlau, bet daug kas daro, nes veikia. Tai galit parašyti, kad pavyzdžiui, porą metų dirbot kaip freelanceris. Freelance, ten video editor, ar ten freelance copywriter, ar nesvarbu. Esmė, čia yra toks fake it till you make it principas, kaip ir meluojat, kas ir faktas, nelabai gražu, bet labai daug kas taip daro ir jeigu nepaslysit per intervą, kad nesigaudo tame ir jeigu nepersistengsit, nesakysit ten, kad 10 metų patirties turiu marketingą, bent jau kokius metus galite įsidėti, čia jau bus jau geriau negu niekas. Ir ten, kad intervuose nepaslyst, jums pakaks tiesiog basicų suprast tos specialybės. Pasižiūrėkit YouTube, pasižiūrėkit ChatGPT, ką ten reikia suprast, biškį pasimokinkit, galų gale reiks tą specialybę irgi suprast, tą labai siaurą specialybę. Tai ten siauros specialybės jau nebeina apie ten kažkokias marketingo teorijas arba kažkokias ten vadybos teorijas, ten jau kažkokį reikia konkrečius dalykus žinoti, kurios irgi ten, per dieną galima išmokti. Tai žodžiu, jeigu nepaslysit ant intervo, galite užsirašyti, kad porą metų dirbau kaip freelanceris ir visi. Esmė, aš tiek esu samdęs, kur aš pats esu išryšęs, kad jie gyvenime nėra dirbę tos srities, bet jie tada sako, kad, aš negaliu dalinti su kuom aš dirbau, nes ten konfidencialumo sutartį pasirašė ir mes, negaliu pasidalinti niekom, bet esu specas, taip toliau, aš suprantu, esmė, jeigu eisit ant speco, jeigu jūs samdys specas, tada paslysit. Galit labai lengvai paslysti, jeigu gerai nemeluojat. Bet didelė tikimybė, kad samdys žmogus, kuris pats nelabai gaudosi toj srity. Tai yra tiek daug, kurie ten gyvenime nedarė ten email marketing ir dabar specai tapo. Tai toks, esmė, čia galima tai padaryti, nerekomenduoju, bet žodžiu, ne iš manęs išgirdo. Bet žodžiu, einam prie kito punkto, trečias punktas, ar čia jau ketvirtas, nežinau tiksliai, bet prisidarykit connection. Kuo daugiau, tuo geriau. Esmė, ten yra LinkedIn limitas, kas ten 2 savaitės galima ten 300 connection, nežinau, pasidaryti, bet susiraskit visus jūsų srity žmonės, connectinkit. Jeigu aš dabar esu email, noriu tapti email specialistu, visus, kas su emailu susiję, connectinam. Tikslas tiesiog pasidaryti kuo daugiau connectionų ir tiek. Tai spaminkit tiesiog. Ir galit, nesvarbu ką realiai. Bet tiesiog, kad pas jūs profilį būtų ten kuo daugiau connection, tuo geriau. Ir tada paskutinis punktas, kuris jau toks reikalauja biškį darbo, būtų gerai, daug kas net nedaro ar pakanka to, tai kelti postus apie savo specialybės kažkokius dalykus. Tai čia jau aišku reiks biškį išmanyti,
tą dalyką, bet irgi YouTube'as, ChatGPT, taip toliau išmoksit, suprasit basicsus. Arba tiesiog galite pasižiūrėti, ką kiti specai jūsų srity kelia ar nukopijuoti. Irgi, čia toks, čia viskas esmė, čia jau toks eina fake it till you make it, bet žinokit, reikia. Aš aišku savo kaip tas, kuris samdau pakašukoja, bet jeigu jums padėti, tai ką žinau. Tai esmė, kelkit postus apie savo specialybės dalykus, kurie tiesiog parodytų jūsų žinias. Tai galite ten kartą į savaitę pakelti, bent kokį ten 10-15 postų kelsit, jau bus geriau negu niekas. Tai realiai tokie žingsniai. Pasidarykit žodžiu gražų LinkedIną, kad atrodytų, kad jūs esat specas. Jau 9% pakel šansą, kad kažkas iš viso eis į kalbą su jumis, vietoj to, kad jeigu ten net neturit profilį arba profilį ten tuščia. Tai realiai tokie mano pagrindiniai ir yra patarimai. Jeigu nori darbą susirasti, tai prabėgus paprastai, susiraskit rolę, kuri jums patinka ir kuri yra ieškoma. Tai čia labai svarbu tiesiog būkit realybėj, supraskit dabar, jeigu aš ten esu teatro direktorius noriu būti, o teatras vienas, direktorius gali būti vienas, nebus daug pozicijų ir išeikit iš tos realybės, kad būsit kažkoks teatro direktorius, bet žiūrėkit tiesiog, jeigu man patinka kūryba, jeigu man patinka ten sistemos, tai žiūrim, kokios pozicijos su kūryba. N pozicijų, N specialybių, kur trūksta labai specialistų, trūksta reklamos ekspertų, taip toliau. Ten jeigu sistemos patinka, N trūksta irgi specialistų. Tai tiesiog žiūrėkit, kur realiai žmonės ieško darbuotojų. Ir tada antras, fake it till you make it, arba eikit į tą sritį ir formuokit visą savo tokį įvaizdį, kad esat to specialistas. Ir sakau, kuo labiau susiaurinsi, tuo geriau. Niekam neįdomus yra kažkokia ten, aš esu marketingo ekspertas. Jeigu pas mane ateina ten įmonė, sako, aš marketingo ekspertas, tai yra du variantai. Arba jis max ekspertas, kuris man kainuos ten 8,000 į mėnesį, ir bet tada aš sakysiu, kokia tavo patirtis, arba žmogus, kuris vapšė nesupranta, ką jis daro. Ir dažniausiai būna tas antras variantas. Tai pasirinkit kažkokią siaurą sritį, kur priema ir naujokus. Nes realybė tokia, kad ten, kur labai trūksta specialistų, žmonės neturi pasirinkimo, kad paimti naujokus, pavyzdžiui, video editorių. Trūksta visiems. Tai tada ką daro įmonės, samdo naujokus, jos išmoko. Pas mus, mes jau tiek esame video editorių išmokę nuo nulio, nes tiesiog neturim pasirinkimo. Bet irgi, būtent nišinių video editorių, mums reikia, kurie reklamas gerai editina. Jeigu ateina čia, aš bendras video editorius, ten galiu viską padidinti, man neįdomu. Man reikia, kas vieną dalyką labai gerai atlieka, reklamos pavyzdžiui. Dar tokie bonus patarimai, eikit į mažesnės įmonės, idealiausiai iki 50 žmonių, kur yra kažkoks geras specas. Čia jums bus geriausias būdas išmokti savo norimą specialybę. Tai irgi lygiai taip pat einat LinkedIną, žiūrit ten visą, patikrinat įmonę, pažiūrit, kas ten dirba, ar pasiklausat, kas mane čia mokins, kas virš manęs bus. Gali būti ir didelės įmonės, bet dažniausiai ant didelių įmonių jūs stringat tada į ten visus biurokratinius dalykus, taip toliau viskas daug lėčiau išmoksit, negu eisit į mažą įmonę, kur arba jūs pats founderis mokina, kuris yra specas, arba kažkoks aфиgenas specialistas, email marketeris ir tiesiogiai iš jo mokinatės. Aфиgeną greit išmoksit. Ir tada antras, tai nebijokit praktikų, tų neapmokamų praktikų. Padarykite bent ten mėnesį, 2 tas praktikas, būtent toj specialybėje jūs pamatysite, kad labai greit išmoksit, apie ką tas dalykas yra, kaip tai veikia, suprasit, kad ten nėra taip komplikuota, dažniausiai visos ten nėra realiai kažkokių specialybių, kurios būtų žiauriai komplikuotos. Aš jau vėl, nekalbu ten daktarai, ten chemikai, taip toliau, mes čia ne į mokslus sritį dabar einam, bet viskas kitas, ten galima perlaužti, ten per mėnesį 2 bent pagrindus suprasit. Ir tada, kai jau pereisit tą praktiką, ir patarimas, nestrikit juose, nesidėkit tam pusę metų, taip toliau, nesąmonė, max 2 mėnesius pasidėkit, supraskit ir tada eikit jau ieškoti, tada galit fake it till you make it, arba ten tiesiog susirasti, sakyti, aš praktiką, aš suprantu tai. Esmė, daug kas net specą pasamdys be jokios ten didelios patirties, pasakys, aš ten praktiką atlikau, išmokau iš labai gero žmogaus, suprantu, kaip tai yra, paaiškinam, aišku, ten, per intervą bando išsiaiškinti, ar suprantat, ką darot, ir viskas pasamdys. Čia toks elementarus dalykas, bet jaučiu, aš tiesiog sakau, aš matau
kaip labai daug kas nesupranta šito ar stringa ten. Arba eina dirbti į korporacijas, kur ten galit uždirbti po ten 1000 eurų mėnesį ir ten pakils jums ten po 3 metų ten iki 1500, kas irgi nesąmonė. Arba neranda darbo. O tada aš turiu tiek aplinkinių, aš tiesiog tiek esu samdęs ir žinau, kur žmonės ten 2 metų patirtį, ten metų patirtį turi ir ten po 5-6 tūkstančius uždirba. Nes jie tiesiog žino, kas dabar yra reikalinga žmonėm. Ir jeigu jie žino, kad aš išmoksiu tą nišinį dalyką, man mokės afigenai daug. Na tai žodžiu, tai toks. Žodžiu, pamiršau įrašyti, tai esu pakūręs Discordo grupę. Jeigu norit, galit prisijungti, nuorodą rasit apačioj. Ten visiškai nemokamai. Esmė galite ten tiesiog užduoti bet kokius klausimus. Pagrindė aš mokinu e-commerce, nes turiu savo e-commerce brandus, tai padedu visiems, kas e-commerce nori daryti. Bet realiai galit klausti bet ko. Nes kol ten nėra daug žmonių, tai atsakysiu visiems, kas tik norės. Tai... Bet ką realiai, sakau, mano specialybė yra, e-commerce, marketingas, taip toliau, metu čia video apie tai daugiausiai ir kalbu. Tai ten daugiausiai galiu padėti, bet galit klausti apie bet ką. Pagrindė apie darbus.